Labas, draugai. Rugpjūčio 1. Žiūrėkit, kai duoda upeliukas. Kai juda. Ne? Teka, srovės. O! Triauba. Einam pafilmuosim, ką pasidarė. Bardaks, nes viską greitą dabar. O, tek. Pas kaimynus vara. Gerai bėga. O bėga todėl, kad liaudis susikėlė keliuką ir čia dar nėra sukelta. Tai paskui nuskusim keliuką, kiek priklauso aukštis. Ir tada lyginsim čia ir nebebus čia šlapia, nebebėgs. Bėgs tenais. Palikėlę griovė. Einam parodysiu, ką pasidarėm. Siūlės tepliuojam. Nebepamenu, kada filmavau ir kiek buvo padaryta, parodyta. Nu, ką darom? Tuoj pralysiu. Čia tai reikia, kodėl laukiu, kol nustos lietus, nes čia dar 2 intarpų reikia, čia ir čia. Tai dėl 2 intarpų laukiu, kol nustos liet. Taigi, nežinau kiek iškelti. Pasidarėm šitą, įsidėjom gebą, suiklojom kėknės perdangos, susidėsim intarpus dar. Pažiūrėkim, kas čia gaunas. Nu taip, kai žiūri, taip, tarkim, nu nėra labai iškilusio, ne? Čia jeba. Bet gan neblogai. Va tuos darėm aukščiau, nes jeigu darai lygiai, nes mediena nekalibruota, tai būn, kad išlindė apačioj. O apačioj mums nereikia, kad išlindė, nes galbūt suksim USB ir sukant USB būtų tokie gauburiukai. Taigi, dėl to iškėlėm į viršų. Į viršų iškelta bus dėl to, kad į viršų iškelta dėl to, kad užsišildys birevata ir čia nieko nesimatys. Ta prasme, nenaudojamas viršus, ar kaip čia pasakyti. Nu, ta prasme, kad jisai užsipils, užsišildys ir viskas bus. Tai pasistatėm pirmas, jie tiksliau pastatė, atvažiavo, paprašiau, kad parodytų. Ačiū Mindaugui, jeigu žiūrėsi, ačiū tau už pagalbą. Pirmą pastatė, tai jau dabar žinau kaip. Ir dabar pasistatysim šitam gale. Susivesim iš žainės pirmą. Ir tada aukščius šitam gale pasistatė. Ir tada visą murlatą. Ir eisim. Murlat šiaip gan susidėjom. Reiks reikius nusipjauti. Murlas gan lygiai, kaip čia parodė tą kamerą. Gan atrodo gražiai, jisai nėra pirštalinga. Kažkaip taip, ne? Gan gražiai nėra, kad ten labai daug pabėgęs būtų, tai manau viskas gerai. Tik dėl viso pikto atsivešim vakare lazerį, pasistatysim ant gebos vidury kur nors lazerį, susimontuosim visus 4 kampus. Tai yra čia, ten ir čia. Ir žinosim aukščius konkrečiai, jeigu ten pusę centimetro paklaida ar kiek mažiau, tai viskas bus gerai. Ir šiaip kaip žiedą tikrinau, tai viskas atitiko gerai. Atrodo, kad geba būtų palinkus. Šauna. Dar čia turi atvažiuoti privirenti. Prašiau Kęstučio. Tai sakė, vakare gal privažiuos. Jeigu pavyks, anam ir šitam galiu privirti. Čia va. Apalapkės žiedą naudojam, laipiot
intarpų šiaip pridėjom, yra jų nemažai. Anam galėt iš viso ten daug matos, tai prikrovėm. Bėda ta, kad nemoku skaičiuotis medienos. Problema tame, kad projektą rašo, ne, nu ten gali pasižiūrėti vienetus, ne, ten kiek daros, bet rašo metrais. Tai aš susidėjau metrus, bet čia mano problema, aš nieko nekaltinu. Susidėjau metrus ir išsidalinau iš 6, nes jeigu ne 6 metrų, ir padalinau visus metrus iš 6 ir gavau vienetus. Taip nedarykit. Nes pavyzdžiui, anam gale yra 4,8 berods mediena šičia. O šitą gegnį 4,80. Tai jums lieka 1,20 m. Ir jos jūs niekur nepanaudosit. Nors metruose to nerašo, tu tam metrais, kai išsidalini, tugi nepaskaičiuoji, kad ten 4,8 ir įsimetė. Bet čia aš niekas kitas. Čia aš pats kaltas, neieškau kaltų. Daug kad įsimetė. Tai prasiskaičiau. Tokia čia ta problema. Pasiskaičiuosiu grįžęs palei projektą, kiek stogui. Kažkiek dar turiu likusių. Ir pasiskaičiuosiu palei projektą, kiek reikia dar gegnių stogui. Ir žinosiu. Tada vienetų skaičių ir tiksliai užsisakysiu. Tai jau tokie darbai. Ačiū vienam mantui, jeigu žiūrėsi už padėjimą prie saramų užpilimų. Kitam mantui ačiū, kad dabar paded. Vis randu po vieną kitą, kas pribėg padėti. Aišku, ne už ačiū. Ir tai nes vienam sunku daros, ta prasme, dar turiu traumų, bet čia niekam neįdomu, apie jas nešnekėsim, tai vienam sunku daros, tai ir ieškai, kas padėtų. Šiaip tai manyčiau gan greit pasistatė. Ai dar, langus susisakėm. Apie kainas nešnekėsim. Tai labai baisiai nenubėgė, siūlę stepėm. Man stepė, tiksliau, buvo juoda, paskui baltą tokių turėjom. Tepėm. Žiūrim baltą, tai biškai tą pusę nesižiūr. Pusė atrodo tepta, pusė netepta. Bet čia viskas gerai. Jo, medienos raštas, man iki gražiai atrodo. Jeigu taip palikti ir nulakuoti, ne, grins medis. Gražiai atrodytų. Saramas palikom dar atremtas, bet jau reikės imtis, jau čia ilgai stov. 3 savaitę berods. Būtume visą šitą reikalą murlotą greičiau pasidarę, bet problema tame, kad betons saramų vėlavo savaitę, žiedui vėlavo savaitę, pusantros, tai darbai ir nusitęsė, be žiedo nieko negali daryti. Tai ir taip susirinkom palengva ir laukiam atsistoję ir į priekį nieko atrodo negali darytis. Nu žodžiu, va tiek va. Tiek pasidariau, nieko įdomaus, ne? Nežinau ką papasakot, kaip ką, paskui gal parodysiu, kaip va tas va pasistatyti stogui aukštį, kaip pasigauti. Jeigu kam įdomu, parašykit, parodysiu, kaip man pagavo tą aukštį. Dabar mačiau, dabar žinau, kaip dvišlaičiai daros. Tai va tiek žinių kol kas. Einu pabaigti, nustoja ką tik lyt. Einu pabaigti čia tuos, matot, čia va, du intarpus įdedu, įvažiuoju namo, nes jau šiandien vakaras. Gerai, gerą savaitgalį visiems. Viso video labiau dariau, kad parodyt, kad dar esu. Nepabėgau niekur. Tiesiog darbai susivertęs, nėra kada filmuoti. Gerai, draugai, viso tikrai dabar.